įdomus tas, kada šiandieną skaičiau, atsimint, kas skaitė pirmą Korinthiečiams 13. Atsimint, kas skaičiau, sakau, meilė, sakau, nepavydį, žinai, sakau, bet Dievas pavydus, kaip čia dabar išėjant, atsimenu. Ir aš kad čia buvau čia priekyje, sakau, bet Dievas pavydus, aš žinau, Dievas į pavydus, Dievas anam ne tas pats, kur mes esame, ne? Kur mes senam, jeigu mes senam uns pavydus ir uns anam ne tas pats, jeigu mes etumėm dabar turėtum murtmeną išlovint savo vėlį. Ir sakau, pavydus. Bet galvoju, o čia parašyti meilį nepavydą. Žinot, kol Dievas nepavyd? Jis nepavyd, kai jūs gerą gyventumėt. Iš tikrųjų, jis nepavyd nieko gerą. Kaimyns gal pavydyti, pasižiūrėti jūs kaimys, sakys, вот tas gera gyven, mums ten teik turma, tako mums ten žinatinas, kapa nam ten gera, вот ten tep. Bet Dievas nepavyd, uns džiaugas, kai jūs gerą gyven. Aleliuja! Dievas uns džiaugas, ne ką fanė, sako, uns nesidžiaug neteisyti, bet uns džiaugas ties, uns džiaugas, kad mes gerą laikomės, ne? Kad mums gerą sekas, kad mes šlovinam Dievą. Tai džiugin anu širdį. Amen. O šiandieną žadėjau, žinot, apie tons kalbėti. Kalbėti apie principus, apie dėsnius, kad veik mūsų gyvenim nepriklausoma, ar mes tikam anas, ar netikam. Ar mes priimam anu, ar nepriimam, ar mes anu žinom, ar nežinom. Taip, kaip, pavyzdžiui, toks kaip traukus dėsnis, ne, sakykime, visiems suprantams, ne. Mes galėjom, anu, į nežinoti, nebūt girdėję apie traukus dėsnis, ne, katras veik, žemės traukus dėsnis, ne. Galėjom nežinoti, bet mums uns veik. Ar amen? Suprant. Ir galvoju, ir būtent šiandien, va, taip, kažkiek apie tus dalykus kalbėti, paskui dar matysim. Pradėti, galvoju pradėti, kad vakar nuėjau į šiltnamį. Gal jums paskaityti biškius dar. Nuėjau į šiltnamį, o šiltnamį, žinot, vaizdėlis toks, kaip iš patarlių knygas. Palaukit, paskaitys turėjau. Iš patarlių, tai paskaitysim patarlių. 24. Kas netingat, galite ir pasileizėti. Kas ten pas mums per šiltnamį? Aš įdomiausia, aš pasakiau. Aš pagalvojau, pas jūs taip tikriausiai nikumet niekas nebūna. Pas mums patarlių 24:30 sako, aš ėjau protinginių laukų ir neišmanėl vynuogingą, kur augo erškėčiai ir buvo pilna dilgėlių, o akmeninė tvora apgriūs. Aš galvoju, Dieve man ėjau mėsliai, kas tas pas mane šiltnamį dedas? Žuolės didžiausias, tai neišrauti, galvoju, ko dabar daryti? Labai didelę prieškiem nereikėjo. Ko reikia daryti? Jeigu pomidorų nori, ką būtum, ko reikia daryti? Kėpti tas pikdžuolis, raut laukų, greičiau laužytus, kur ir tų vietų, žinote, ne, kur ir. Ir, kaip sakant, darbautis. Aš vien žodžiu, aš taip padariau, žinai. Bet apreiškėms, bet dabar žiūrėk, koks dabar dalykėlis buvo. Aš ten jau čia išroviau, čia viskontus atlaužinėjau, laužu tus nulaužinėjau ir ras vieną nulaužu šakėlį. Žiūrus, tai ką būn tokie žieduką nukrėti. Šiur, tai šeidelė, misliai, ir ne to nulaužiau, nereikiai tos laužti. Nereikiai, Tenas būt pomidorą buvę, ne, išaugti pomidorą, ko dabar daryti, reikia pamerkti gal, ne. Ar ko dabar daryti, klausykit, kad tas viskas, beviltiška. Davai skaitom Bibliją, ko rašo Biblijoje. Tenas yra, paskaitykim, Joną 15, Jon 15, o čia raš, sako, aš esu, sako, vynmedis, o jų šakėlis, kas pasileik munį. Ir aš anam pasileiktų, aš jame. Tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Taip kaip tas pomidoras, nulaužta ta šakėlė, negal duoti pomidorų. Negal, beviltiškas reikalas, ne? Beviltiškas, visiškai beviltiškas reikalas. Taip mes be Kristaus negalim duoti, žinai. Ai, supranti, ko mes čia ta bažnyčia, žinai, ko ta Biblija, žinai, kiek aš čia galiu skaityti. Ai, žinai, supranti, vien dėdinu, jau kiek dėdinu, žinai, arba paskiau nebėsiu, žinai, neapskaitysiu, neapdarysiu, žinai, nebesiklausysiu, žinai.
nebesiaiškinsiu, nebesišauksiu, nebesimelsiu, žinai. Bet sako, aš esu vynmedis, o jūs šakėlis. Kas pasilieit munį? Tas nešvaisiu, sako. Ketvirtai, pasiliekit manyje ir aš jumise, kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedį, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Amen. Amen. Ir aš, Gerai. Ir dabar dar paskaitysiu, dar kitą raštą veit. O dabar paskaitysiu biškį kitą raštą veit. Paskaitysiu iš psalmių, 81 psalmių. Ir aš čia neseniai skaičiau ir manim tai irgi labai sujaudino. Tiesiog šiandien galbūt pasidalins, greičiausiai pasidalins to, ko aš gyvenu. Nuo 8 eilutės sako, klausyk mano tauta, aš noriu tave įspėti, o kad tu, Izraelį, paklausytų manęs. Taip Dievs, aš turiu, kad Dievs taip kreipa, sako, klausyk mano tautą, sako, aš noriu tave įspėti, o kad tu, sako, o kad tu nijuolė, o kad tu tenas bažnyčia, o kad tu plunkis bažnyčių paklausytum, sako, arba kiekvien savim paklausytum. Neturėk ir negarbink jokio kito dievo. Neturėk ir negarbink jokio kito dievo. Ir aš kad tiek pagalvoju, myslím, kokį kitą dievą, suprantu, apie kokį kitą dievą, aš tikriausiai dalinuosi taip, kaip čia sulaus turbinėlės, kokį kitą dievą. Ir aš galvoju, ir neseniai skaičiau, dabar aš kitą knygą skaičiau dar kitą. Ir čia buvo, ir čia pamačiau tokį dalyką, kad sakam, kad ir tam tikrų dalykų, kad reikia atsistuo aukščiau Dievo dalykų. Kad tai dalyką atsistuo aukščiau Dievo dalykų, sakykime, tam tikri dalyką, tai nėra palaiminėms. Ir Dievas mumis ragien sako, neturėjo kitų dievų. Sak, tik tą munėm veina. Ir čia pavyzdžiui bus, ir čia rašta pavyzdžiui, sak, teologija bus išaukštinta virš apreiškimų. Ir iš tikrųjų mums reikalingas apreiškėms. Ar amen? Kartais mes galėjom žinoti mintiną, galėjom išmokti tam tikrus dalykus, bet mums reikalingas, mes turime iškoti, prašyti Dievo, kad Dieve atverk mūsų širdžių akis, kad mes praregėtumėm, kad mes pamatytumėm Dievą taip, kaip tu matai. Iš tikrųjų, aš galvoju, kaip ir svarbu pažinti Dievą ir pažinti anu dėsnius ir anu principus. Aš dar, tai labai svarbu. Nes mes dažnai galvojam, kad mes gyvenam iš malonės. Iš tikrųjų mes gyvenam iš malonės. Teik tikinčiam, teik netikinčiam šveit saulė. Bet mes turim pažinti pažinti savo Dievą, kada Jėzus mėrė Golgoto ant kryžiaus, jis prisėmė mūsų kaltis, mūsų nuodėms į vis prakeikėjim. Kada mes įtikam Jėzų, mes pasidarom kokie švarūs. Sak, tu esi naujus kūrinys. Viskas tavo gyvenims prasideda iš naujo. Bet jeigu aš tas naujus kūrinys, įtikėjęs Jėzų, išgelbėts, jeigu aš gyvenu senas principas, kaip sakant, darau tus principus, sakykime, kaip ta šakėlė, sakykime. Sak, pasilikt manim. Jeigu, aš, kaip sakant, išėjame aš kažkur tai kitur, sakykime, nebūnu anam, sakykime, nebus Kristuje. Arba tenas, kompasys tu nupjaus. Netaikau, kompasys tu nupjaus. Netaikau tų tam tikrų principų. Aš negaliu, gauti tų palaiminimų, katrus Dievs ir numatys dėl tavęs ir dėl mums. Ar aš suprantam, aš neku?
Nu, ta prasme, Dievas mums sako, vau, tu įtikėjai, nu, patikėjai, nu, sūnus, visko, bet aš negaliu tau duoti, jeigu tu, nu, sakykime, jeigu tu duntų neplauni, nu, kokia tikimybė, kad tavo duntus neatsiras skylis? Nu, pasakykit. Ar į tikimybė, kad nebus skylių, kad niek nebus? Čia apie to nekalbu. Bet kad duntus sugės, ar į tikimybė? Aišku, kad yra. Savaim suprantam dalyką. Taip kaip šiltnamį, jeigu aš išlaužiau, vadinasi, iš to šakos, tai nieko nebebus. Nieko nebebus. Lygiai taip pat, jeigu mes nepažįstam Dievą, ko Dievas sukūrė, kaip, nu, pasanu esančius dėsningumus, jeigu mes nepažįstam Dievą, tai mes, nu, kartais galim kažką daryti, bet, nu, sak, dėl pažinimo stoko žūst mūsų tauta. Mes, nu, turim pažinti. Turim pažinti, ko Dievas sako. Ir jeigu mes nesilaikom tam tikrų dalykų, tai, labai gaila. Dievas labai myli ir jis nori mums labai palaiminti. Nu, kad mes turėtume palaimintus gyvenimus. Bet jeigu mes nesilaikom, nu, kaip neaiškom, nesiaiškinam, nu, neaiškom, tai, nu, negalim būti. Nu, Dievas labai, nu, mums laimin, bet mes patys išeinam iš tų palaiminio. Aš suprantu. Nu, va. Dabar kits dalyks. Čia apie to. Sak, protinis išsilavinimas virš charakterių. Žinokit, muniai, tai aš galbūt čia muniai daugiau, gal čia mona ar kitim, nežinau. Bet šias laikas iš tikrųjų labai svarbus išsilavinimas, ne? Svarbiausia mokykis. Mokytis. Bet žinot, kas dar svarbesnis reikalas yra? Žinot, kas svarbesnis? Charakteris yra. Žinot, jeigu bus geras charakteris, bus gerai su mokslas. Jeigu su charakteriu bus gera, moksla nu, ta prasme, taip pat gera. Nes charakteris rūdys, nu, ta prasme, irgi bus gera. Nors galbūt toks variants, nors galbūt išsilavinims gera, bet su charakteriu bloga. A čia geras, ne? Nes aš kažką galvoju, vieną kartą, aš atsimenu savo, toks užduodavau klausimą. Sakydavau, dievišna, mūsų klasė buvo keita, bet aš gerą mokiausi, aš taip gerą mokiausi. Ir ta prasme, buvo viena iš geriausių mokinių klasėje, jo buvo, nu, visko. Bet visi klasioką, mona, tokie keiti, ani visi taip toliai pažengi. O aš suprantu, kaip dirbut, ir toks darbs, mona, ir ten dar kažką, ir taip. Ir žinot, kon šiandieną matau, aš galvoju, nijolėlišna, aš gerą turiu, aš ačiū tau dievišna, kaip turišna, aš labai gerą turiu. Mums buvo ko veikti, mums ir ko veikti, aš turiu, mums charakteris ir, suprant, nu, su charakteriu. Ir aš kada dabar pažiūrėjau jaunus žmonės, kad jie atėjom pažiūrėjo pas mus dirbti, kurie atėjom, a dar kit galvoju, bet, žinai, galvoju, aš tokia jauna nebuvau. Aš tokia mums jau taip nesielgiau, ir taip nedarydavau, ir taip negalvodavau, žinai. Ir aš žinau, kad, nu, į laiks, kada reikia dirbti su savo charakteriu. Nu, kad, ta prasme, nu, kad tai su charakteriu, kad tai dirbti su charakteriu irgi ir reikalas. Ir dabar paskaitysiu jums irgi iš knygas, kaip vaica. Mes paskaitysiu iš knygas, nes čia iš tikrųjų, aš galvoju, tai yra labai gera. Saka, kad galutinis Dievo numatytas tikslas jūsų gyvenimų žemėje, čia vienas iš Dievo tikslų, mes nagrinėjom apie Dievo tikslą, žemėje ne komfortas yra. Mūsų sielas trokšt komfortą, mes norim komfortą, mes norim gerą gyventi. Ar amen? Nu kas nenori iš mūsų blogo gerą gyventi? Aš noriu gerą gyventi. Bet saka, gyvenimų žemėje yra ne komfortas, o charakterio ugdymas. Jis nori, kad augtume dvasiškai ir taptume panašus į Kristų. Tapti panašiam į Kristų nereiškia, kad reikia prarasti savo asmenybę ir tapti bevailių klounų. Jūsų unikalumą sukūrė Dievas. Taigi jis tikrai nenori jo sunaikinti. Panašumo į Kristų esmė ne charakterio, tai charakterio, o ne asmenybės keitėms. Kad charakteris. O žinot, kas į charakteris? Charakterio ugdyti, ar nežinot, kas į charakterio? Ko charakterio reikėtų? Gal žinot, ar nežinot? Valsį. Vot vienas iš rašto vietų yra Pirms Korintiečiams 13. Paskaitykiam apie meilę. Kontri.
kontrybės, malonė. Kad būt maloniam, žinai, suprant, atein koks nors iki rolis pastavys, žinai, ar dar kažko. Kad rasti savai, sak, malonė, nesidžiaug neteisybė, tiesa, visokių dalykų. Norit, davai paskaitom korintiečiams. Paskiau, kur yra iš Petro laišką. Kiek daug charakterio vykas veikt. Sak, meilį, sak, kontrus, įsivaizduok savim. Kontrus, malonus, nepavydus, nesigir prieš kitus. O, aš čia, žinai, keitiesnis esu kažkokiam punkts. Neišpoiks, iš iškėls, o čia, žinai, aš tokį, žinai, arba toks, žinai, neišpoiks. Sak, nesididžiuva, ne kitur raštvėt. Sak, nesielg nepadorė, neiška savo naudos. Žinot, visam kam, žinai, tik tas išvelg kur naudą, žinai. Neižvelg visą laiką, negalvo vien tik apie savo naudą. Nepasiduot piktumu, žinai. Nu, visi elgas pikta, žinai. Nu, ir aš dar pridėsiu, ne. Nikudiš, nes tiek nedaro. Nemasta pikta. Nu, žinai, tinunsa, žinai, toks tiek, kapuns ten elgas, aišku, žinau, aš tinams, visi žinau, pažįst. Nu, arba ten dar kažko. Nemasta pikta. Nesidžiaug neteisybė. Žinai, supranti, tam, žinai, nepasėsiek, žinai, apgava, nu, žinai, ta prasme, arba ten dar ko nors, nu, geras, sak, putom apgava, putom įdaužė mašiną, nu, čia, žinai, mane tai neįdaužė, aš pravažiavau, tam įdaužė, žinai, supranti, čia gera mane nuskėlė, žinai, nesidžiaug, žinai, nu, nesidžiaug, džiaugiasi tiesa. Džiaugas tiesa. Dieve, dėkoju už teisingumą, dėkoju už teisybę, žinai. Džiaugaus, kad ir tau teisybė, kad įvyka taip, kaip tu, buvo, kažką. Sak, visą pakenčia, žinai. Suprant, kiek aš galiu pakeisti, žinai, kad tas pats dalyks nesusitvarka, žinai. Vat nesusitvarka, žinai. Įsivaizduojat, vienus metus išlaikė egzamin, neišlaikė egzamin, antrus metus laik. Ir vėl neišlaik. Trečius metus laik, aš čia taip, žinau, nu, gal, nu, taip padidinta aš neku. Bet, suprant, bet kiek aš galiu, arba sakau nesakys, kaip nesikeit, tiek nesikeit dalyką, ne. Aiškink, neaiškins, kaip nesikeit, tiek nesikeit. Sak, visą pakenčia, žinau. Suprant, pasakiau, reikės dar pakartuosiu, ne. Tu tik pasakysiu, dar pakartuosiu. Nu, gal nepakartot, gal kažko kitko reikės padaryti. A ne? Nu, kaip sakon, supratim, savo laik tur atėti. Gerai, visa tiki. Įsivaizduot, negana, kad to, kad nepakien, bet dar tikas, kad vis dėlto, nu, dašus. Kad dašus. Saka, ir visų vilėsi į vilas ir ištver. Įsivaizduot, kiek daug ko veikti mums yra, įsivaizduot. Ir įsivaizduot, ir tai niekad nesibaig. Ir niekad nesibaig. Aš žinokit, tai ir mūsų Dievas. Aš žinokit, kai jau pas jūs, kaip pas mūsų, pas Monsa, pas ko nors kažkas nevyks taip, kaip norėjom, tai jau galėjom prisiminti, o Dievas tobuls, kaip unsa viskom pakel ir ištver. Įtikas, į vilas, į dar nepavyd, kad mes gerą gyventumėm. Aleliuja. Aleliuja. Gerą. Nu, dar toliau paskaitykėm. Ir čia Dievas nori, kad išsiugdytume tokį charakterį, kokį apibūdina Jėzaus palaiminimai. Aš čia tik tas iš tų paskaičiau dar. Čia dvasios vaisiai, didysis Pauliaus skyrius apie meilę. Kas kart, kai pamiršite jų charakterių ugdymas, tai vienas iš jūsų gyvenimui Dievo numatytų tikslų. Jūs jiems erzinti supančios aplinkybės. Kada pamirštam, kad charakterio ugdyms ir vienas iš Dievo tikslų, sak, mums tai pradeda erzinti. Nes mūsų aplinkybės, stebėsitės, kodėl visa tai man atsitiko, kodėl man užėjo toks sunkus metas. Vienas iš atsakymų gyvenimas turi būti sunkus. A jūs esat girdėję tokį dalyką? Mums tas nes girdėjo, kad gyvenimas turi būti sunkus. Tai įgalina jūs augti, kad sunkumą įgalina mums augti. Prisiminkite, kad žemė tai nedangus.
sako, daugelis krikščionių klaidinga suvok Jėzaus pažadą suteikti apsčiai gyvenimą. Kai pažada suteikti tobulą sveikatą, kad tobulą būsim sveiki, kad bus patogu gyventi, gyvenimo būdą, nuolatinė laimė, visišką svajonių išsipildym, kad visas svajonis išsipildys. Staigų išsilaisvinimą iš bėdų per tikėjimą ir maldą. Žodžiu, jie tikisi, kad krikščionių gyvenimas bus lengvas. Jie tikisi dangaus žemėje. Toks į save nukreiptas požiūris Dievą laiko džinu, kuris egzistuoja tik tam, kad padėtų jums savanaudiškai siekti asmeninio pasitenkinimo. Tačiau Dievas nėra jūsų tarnas. Ir jei susižavėsite idėją, kad gyvenimas turi būti lengvas, tai jūs labai skaudžiai nusivilsite arba gyvensite nepripažindami tikrovės. Niekada nepamirškite, kad jūs nesate svarbiausias gyvenime. Jūs egzistuojate dėl Dievo tikslų, o ne atvirkščiai. Kam Dievui suteikti dangų žemėje, jeigu jis jums suplanavęs tikrų rojų amžinybėje? Dievas duoda mums laiką žemėje, kad ugdytume ir stiprintume savo charakterį dangui. Nu, nelengva, ne? Nu. Ir čia kitus tokius, ką pavyzdžių rašo, sako, psichologijai tokį variantą, kada mes iškelam daugiau aukščiau, sako, psichologijai virš atskyrimo, kad atskirti gerus dalykus nuo blogų, ne? Programą, sakykime, tam tikrą programą, kad programą, va dabar toks, virš šventuosios dvasios vedėjim, kad šventuoji dvasia, ir dalyką, kada šventuoji dvasia. Kada šventuoji dvasia veda mums kažką. Iškalbingoms virš antgamtinės jėgos. Ir aš kada ton skaičiau punktą, galvoju, dievišna, vat čia mums pagauda, galvoju, misliai, aš nedėjau, tu ko nors manim panaudos, nes iškalbingom, problem. Gera, protavimas virš vaikščiojimų, tikėjimų. Kad ir dalyką, kada mes, ir Dievas davęs mums protą, kad mes mąstytumėm, visko vertintumėm, suprastumėm į visą ko. Bet ir kits dalykas, kad mes pasitikam. Ir vienas iš tokių pasitikėjim, sakykime, tikėjim, kuntas reiškia tikėjim. Tikėjims tai, sakau, mes neregam, nematom, neapčiuopam, bet tikam, ne? Kad tai išsipildysi, tai bus. Bet žinot, koks ir, aš dabar tokį vieną atradėjimas, atradėjimas maniai toks ir, kad ūkininkas, sakykime, arba tas katras sodina daržoves, avaisius ar kažkom tai, bet kom, katras užsiema sodininkystę, daržininkystę, gyvulininkystę, kažkom. Jeigu unsa sodina sieklą, sakykime, pasodinau pomidorus, aš nesitikiu, kad tenas, man nereik tikėjim, kad ten išauks, sakykime, pomidorą. Kad ten, nereik galvot, kad ten bus agorka, nes, aišku, vaisa daug savo, suprantams dėsnis, ne, suprantams reikals. Jeigu sudin pomidorus, tai išauga pomidorą, neišauga agorka. Bet lygiai taip pat, jeigu mes sudinam bolius, ne iš kiekvienos bolių sėklas išauga bolių. Arba ten pasodinam sėklas, ir mes matome, ten apuždėjinos, kad, atsimenat, kur buvo tas apie ruopis, kur saka, jau galėjo, ne apie ruopis, kits tą buvo. Bet, ką būn, pasodinam, sakykime, kažkokį sėklą, apsėjam dirvą ir pasižiūrom, ateinam antrą dieną, da jokių daigų nėra. Žinot, mūsų moliukas buvo šiemet tiem. Atein pasodinau, praėjo savaitę žiūr, nė vieną daigelį. Atein kitą savaitę, nė vieną daigelį, įsivaizduojat. Aš galvoju, viskas, įsivaizduoju, iš tikrųjų, ko reik žemdirbiau? Reik iš tikrųjų tikėjim, kad iš tų sėklų išaugs. Mes jau kad priešingai, kad ne tas išaugs, kuom pasėjau, tai jau nebrėk tikėjim. Bet kad išaugs, sakykime, kad tikrai išaugs, kad, kun reik, ir ravėti, laistyti reik. Bet kai išaugs ir savo, nėra, mamytė atnešė mane į pasodina moliūgus tas toks. Ir įsivaizduojat, kitą dainą, atėjom, apuporas daino atėjom, čiun savo, ką pridyga moliūgo. Tų daigų, ta prasme, ką pridyga. Ir aš galvoju, lygiai, kad
ir dalyks, tikėjims į toks dalyks, kad mes siejam tam tikrus dalykus, dedamės kažkokius dalykus, vilamės tam tikras dalykas. Būn stebuklų, bet daugiau ir tai, kad mes kažkur einam kryptingą ir kad Dievas pridės prie to, ko aš darau. Kad palaimins tas rungs, nes aš galiu lygiai taip pat dirbti, kažkom daryti, kažkokius darbus dirbti, nudirbti, sieti, sodinti, auginti, bet ten gal nieks neišauga. Suprantat? Ir kada tu sieji sudini, aš dabar kas įdomu, sieji sudini ir išdykst, ir išaug. Haleliuja. Kad Dievas augina, ne? Dievas augina. Ir dabar toliau paskaitykim. Kur mes paskaitykim, tom psalmį toliau paskaitykim. Saka, aš esu viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės. Ir aš galvoju, brangieji, mes daugelis esam tai. Galbūt mes dirbam to žemė, bet žemė reikia darbą irgi. Ir esam mes daugelis tai, kurie mes esam to žemė. Sak, plačiai išsižiok, kad pripildytum savo burną, bet mano tauta neklausė mano balso, Izraelis man nepakluso. Todėl atidaviau juos jų širdžių geismams, jie vaikščiojo pagal savo sumanymus. O kad man, ir aš čia žinau, baton veito, kas skaičiau, aš galvoju, bet kaip svarbu, kad klausytis Dievo. Kada Dievas duoda mums tam tikrus dalykus, kad vis tai nepaliaut, kada viskas tarsi klostos, viskas gera, tarsi nieka gyvenime ypatinga, kažkokių tai pasikeitimų nevyks. Visą laiką kažkas vyks, bet iš dalies tarsi nevyks. Kad klausytis Dievą, sako. Nes jeigu mes nebegirdam, ko nors keit pas mūsų charakterį ar dar kažkur, kad nebevyks kažkokių tai dalykų mumyse, kad mes negirdam, kas mums koregova, kažkom taisa, kad mes nebematom. Saka, pažiūrėti, ar mane neatėdavė Dievas, neklausa, o kad manęs klausytų, saka. Sak, aš atidaviau jų širdžių geismams. Kad, atsargiai ar aš neskartas ten, savo širdžių geismams atiduodu. Ar aš ten, ta prasme, ar aš girdu dar. Ar ryšys yra telefons, da tebeik. Iš tikrųjų telefons, ryš nebėra, ne. Iš tikrųjų nebėra, gal skambink kas nori, bet ryš nebėra, ne. Kad būtų pakrauta. Tai, saka, o kad tauta klausytų manęs ir kad Izraelis eitų mano keliais, to jau pažeminčiau jų priešus ir prieš jų prispaudėjus pakelčiau ranką, kurie nekenčia viešpaties, turėtų jam lenktis ir toks jų likimas būtų per amžius. O juos geriausiais kviečiais valgydinčiau, uolų medumi maitinčiau. Ir kon sako, o kad, saka, klausytų, saka, kurie nekenčia viešpaties, turėtų jam lenkti, saka. Jis saka, pažeminčiau mano priešus, ir prispaudėjus, saka, ir saka, geriausias kviečias valgydinčiau ir uolų medumi maitinčiau. Aleliuja. Aleliuja. Kad nepaliaukiam klausytis viešpaties. Ar amen? Amen. Nepaliaukiam klausytis viešpaties. Pažinkiam tus principus, katrus Dievas jį pašaukis mums pažinti. Girdėkiam, pamatykiam. Pamatykiam. Dar kartą. Dėkime save į širdį. Dar vien tokį gal papasakos, tokį istoriją gal.
čia tiek, nu, gal jis turi gal ką pasakyti, tiesiog nu, kad viens kalbėjo su tokiu viena moterim našlė. Ir ana jaun, nu, našlė 50 metų ir vyrs gavo, vyrs mirė, nes širdį smūgis, jis labai daug dirbdavo. Jis dirbdavo tenas, nu, iki, nu, sakė, jis persidirbo, šeštadienės, sekmadienės dirbdavo, vis labai daug dirbdavo. Ir ane iš tikrųjų pakankama gera gyvena. Nu, gera iš tikrųjų žmonės gyvena, nu, pakankama gera gyvena. Nu, gera gyvena nuvažiuodavo, sako, jis pastatė mums namą, sako, ir vakams tą pastatė namą. Ir ten visko, ir visko, sako, ir užsienį nuvažiuodavo mes tenas. Ir jis, nu, turėjo geras pajamas uždirbdavo žmogus, visko. Ir aš galvojau, čia toks postscriptum, kaip sakant, pasakonsi. Tai, ir aš galvoju, misliai, nu, šiaip atrodo žmogus, ir staigiai įsivaizduojat, važiavo sekmadienį kažką, aš žiūrėjau, kad ten mirties tada tas sekmadienis, ir sekmadienį važiavo ir jis pargrįždams, nu, ką, tiesiog keli širdį smūgs ir mirė. Nu, ir jis sako, nu, nie kitos priežastys, nu, persidirbėms ir viskas. Ir galvoju, nu, tie pagalvojus, nu, žmogus tarsi nugyvena mūsų svajojant gyvenimą, ane? Nu, taip galvoju aš. Galvoju, ko mes norim daugiausia, nu, ko mes gyvenim norim. Mes norim iš tikrųjų gerą palaimintą gyventi, kad mūsų vaka gerą gyventų, kad mūsų vaka visko turėtų, kad mūsų anūka būtų, ane, kad ten vaka būtų. Nu, ta prasme, jau aš nekalbu apie tikėjimą pusę, bet aš galvoju apie to materialioje pusę, galvoju. Nu, praktiškai visko, ko norim, žinai. Nu, praktiškai žmogus visko turėjo, jis turėjo kelionę, jis turėjo, nu, turėjo namą, turėjo žmoną, turėjo, nu, viskas buvo, nu, iš tikrųjų, šlovė Dievo, žinai. Ir dabar 50 metų ir ta moteris veina, žinai. Ir ranka kalb, žinai, akis, žinai, tie pritvins tašarų, žinai. Ir visa kon, žinai. Ir aš galvoju, Dieve, žinai, į ką čia dabar, žinai, gal iš tikrųjų kiekvienam ir duota, žinai, bet, nu, tam tikrus laiks gyventi, žinai. Gal kiekvienam ir, bet, nu, ką čia dabar pažiūrėti tom veit. Ir aš pasakysiu, ko aš pamačiau. Ir aš pamačiau, ko aš pagalvojau, kad mes turim branginti viens kitą. Kad mes turim branginti savo artimus žmones, savo vyrus, žmonas, viens kitą, savo vakus. Nu, ta prasme, turim branginti, turim matyti, žinai. Į vietą galbūt kur tinginiaut, bet į vietą, kur į laiks pailsėti. Ir sabatą, kada reik mums atiduoti Dievo sabatą, ne? Nu, pailsėti, pasidžiaugtas darbas. Saliamonas rašo, sak, kas tu žemė, sak, aš, sak, užsiveisiau vynuogynus, prisistačiau visko, rūmus pasistačiau, sak, visko savo lėdau, ganyklas, visko prisidirbau, bet į laiks pailsėti, įlėskiam savo pailsėti, branginkiam, vertinkiam, nu, mylėkiam viens kitą, ir lėskiam, patys savo lėskiam, kada į laiks pailsėti, pailsėkiam. Ar amen? Amen. Kažkaip, nu, tai labai svarbu. Aš galvoju, Dieve, žinai, Edgaras klaus, sakau, aš Edgarui pasakoju tą istoriją, sakau, Edgaras, žinai, sakau, ten, tėva ta moteris, sakau, kaip čia dabar pavyzdyti, kaip viskon, sakau, o kaip tau, sako, atrodo, sako, a ta moterė, sako, būtų geriau, kad tas vyras būtų. Sakau, čia, nu, ta prasme, kaip jums atrodo? Aišku, kad būtų geriau, žinai, ir labai gaila neteis. Nu, aš galvoju, kaip gaila neteis. Aš sakau, Edgarą, sakau, aš noriu, kad tu gyventum. Sakau, tu veizėk mane. Sakau, laiku reikia atmėgoti, laiku atkeltis. Aš sakau, noriu, kad tu gyventum. Sakau, aš noriu, kad mes laiks nuo laiko pailsėtumėm. Aleliuja. Nu, tai būkit palaiminti visokeriopą. Dievas jums myl ir nori visą, ko geriausia jums, dėl kiekvieno iš jūsų. Apipilk palaiminimas, apipilk malonį. Pažinkim, manau, ir dalinkimės tas dalykas, kad Dievas nori, kad mes dar daugiau pažintumėm. Dalinkimės tą savo pažinimu, kur pažįstam Dievą, dalinkimės, kad viens kitą būtume, tai palaiminamės viens kitą. Halleluja. Tiesiog